Gal savaitgalį draugų pasikviečiam? Kokią progą? Nu, šiaip seniai buvom pasikvietę. Ką žinau. Tvarkytis reiks. Nu, tipo, tu tvarkysi. Nu, o ką kviestume? Vaiva su nauju vyru. Vaiva ištekėjo jau? Maniau, man dar šansų yra. Už šitą juokingą prikolą, tu šiandien man pėdų masažą darai. Ką dar kviesim? Nu, tai Vida su Monika, Tomas su Laura. Kur mes čia tilpsim visi? Nu, tada Vino su Monika nekviesim. Pala. Vaiva su vyru, Tomas su Laura, gal dar Rūtą pasikvies? Jo, Rūtą galim. Tai vien tavo draugai gaunas. O aš galėsiu būti, ar reikės ir man išeiti? Taigi jie mūsų abiejų draugai. Tai davai tada vietoj Tomo su Laura kviečiam Vidą su Monika. Ne. Tai ir nedarom nieko. Bet tai visada mums taip. Tik pradedam organizuoti ir niekad nieko nepadarom. Tai pasiklausyk tu savęs, kaip tu organizuoji. Tai pakviečiamės draugus, bet kažkodėl vien tik tavo chebra ateina. Rūta, pavyzdžiui, man net nepatinka. Tas jos juokas, Koks juokas? ką žinau, kaip šėtono kokio, iš pragaro gelmių. Man net nugarą šiurpsta, aš ją net bijau juokinti. Tai tu ir taip nieko neprajuokini. Ką tom norėjai pasakyti? Nu, tarkim, taip, kad ir aš netobula moteris esu. Prašai šiandien į snukį. Įdomu, kuris čia greičiau gautų į snukį. Paliegęs veršelis ar sporto klubą atlankantį dyvą. Va, Kas? nuo šiol į sporto klubą už savo babkės vaikščiusi. Nu, mažuliu.